Gerai. Įsijungi? Matai. Atsveskim Luko 12 skyrių. Užduosiu labai visiems įdomų klausimą. Luko 12. 4-5 eilutė. Čia yra tokie žodžiai viešpaties. Sakau jums savo draugams, nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau nieko padaryti. Aš parodysiu jums, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris nužudęs turi galią įmesti į pragarą. Taip sakau jums, šito bijokite. Kodėl nieks nebijo? Mes jau biški bijom, nes žinom, kad tai realu, ne? Bet visumoje labai daug tikinčiųjų eina su užgesusiais žibintais. Jie nesupranta, kodėl Dievo reikia bijoti. Jisgi už mus atidavė savo sūnų, ne? Daug tikinčių iš vis netiki, kad čia parašyta netikintiesiems. Čia parašyta tiem, kurie neatgimė. Jūs to bijokite, taip? Bet tada, kodėl nereikia bijoti tų, kurie žudo kūną? Ir va čia labai įdomiausias dalykas. Ir jūs puikiai žinot, aš pacituosiu apreiškimo 21, 7, 8 eilutę. Nugalėtojas tai paveldės, o bailiai, netikintis, nešvankeliai, žudikai, stapmeldžiai, melagiai jų laukia ugnies ežeras, degantis ugnimi ir siera. Paimkim šiandieną, patirnėkim, kas yra bailiai. Mes suprantam, baimė tai nėra žmogžudystė, tai nėra paleistuvystė. Kodėl už baimę tikintieji atsidurs pragare? Parodysiu jums vieną viešpaties palyginimą. Atsiverskite Mato 25 skyrių. Tik tai tam, kad suaštrinti truputėlį klausimą, kad mes suprastume, kad reikia bijoti Dievo. Kad reikia bijoti. Tik už baimę mes atsidursim pragare. Puikiai žinot vieną tiesą. Jeigu neįgysim meilės, mes dangui nereikalinga. Šitą žino visi tikintieji. Bet jie nesupranta, kad tai reiškia vėl žibintas užgesęs. Tai mes šiandien tą biškį žibintą uždėkim. 14 eilutė, paskaitykim. Bus kaip atsitiko žmogų, kuris iškeliaudamas į tolimą šalį pasišaukė savo tarnus, patikėjo jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1. Kiekvienam pagal jo gabumus ir to jau iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, nuėjęs ėmė jais verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat tas, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris gavo 1, nuėjo, iškasė duobę, paslėpė šeimininko pinigus. Praėjus nemažą laiko tų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus, jis atnešė kitus 5 ir tarė šeimininkė, davė man 5 ir tarė. Aš pelniau dar kitus 5. Jo šeimininkas atsakė, gerai šaunusis ir ištikimasis tarne. Kadangi buvo ištikimas mažose dalykuose, pavėsiu tau didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė, šeimininkė davė man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Jo šeimininkas tarė. Gerai šaunusis ištikamasis tarne, kadangi buvo ištikimas mažuose dalykuose, pavėsiu tau didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Priėjęs tas, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė, šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni, kur nesėjai, renki, kur nepjauni. Pabijos nuėjau ir paslėpiau savo talentą žemėje, šia turėkas tavo. Jo šeimininkas jam atsakė, blogasis tarne tinginy. Tu žinojai, kad pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarščiau, taigi privalėjai duoti mano pinigus pinigų keitėjams, o sugrįžęs būčiau atsiėmęs, kas su mano palūkanomis. Su palūkanomis, ne kas mano su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Nes iš kiekvieno, kas turi, bus duota ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą niekam tikusi tarną išmeskite laukan į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas. O užduosiu dabar klausimą, pamastykim. Kodėl šitą, kuris turėjo tik 1 talentą,
ir nepasirūpino, kad jis duotų procentus, išmetė į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų grįžimas. Nu, mes suprantam, kad kalba apie pragarą, nes sako, nebijokite tų, kurie užmuša kūną, bijokite tų, bijokite to, kuris užmušęs gali įmesti į pragarą. Taip sakau, šito bijokite. Kodėl įmetė į pragarą šitą žmogų? Kodėl įmetė į tamsybės? Kas man pasakys? Baimės neturėjo. Atsakomybės nebuvo jo. Taip, jis neturėjo baimės, o patarlėse sako, jei ieškosi jos lik sidabro, lik paslėptų lobių, tada subrasi viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą. Baimės neturėjo. Taip, tai viena priežastis. Kokia antra priežastis? Neįgyja meilę. Neįgyja meilės. Teisingai. Bet mes, kada kalbam apie baimę, tai žiūrėkit, Dievas sako, nebijokite tų, kurie užmuša kūną. Bijokite to, kuris užmušęs gali įmesti į pragarą. Ar Petras, kada įsižadėjo 3 kartus viešpaties, po 3 metų mokinystės, ar jis bijojo žmonių? Bijojo. Jis bijojo. Ar reiškia, ta baimė yra? Ar Abraomas, kada ėjo į Egiptą, melavo apie savo Sarą, kad jos sesuo, ar jis bijojo? Bijojo. Jis bijojo, taip. Ar mes turim baimę? Taip. Turim. Tai dabar atsakysiu jums, kodėl iš jo atimė, Kristų nukryžiavo. kadangi jis nukryžiavo Kristų. Sakysit, kaip jis nukryžiavo? Vat baimė yra tas instrumentas, per kurį velnias užmuša mumise Kristų. Ką tai reiškia? Jono Evangelijos 4 skyriui, 301-302 eilutė parašyta, kada mokiniai atnešė Jėzui valgyti, jis sako, mano maistas vykdyti valią ir atbaigti jo darbą. Teisingai. Jis sako, pažiūrėkite į laukus. Jie pabalę pjūčiai. Jau dabar pjovėjas renka vaisių amžinam gyvenimui. A ne taip? Mano maistas. Ir žiūrėkit, kada mes ateinam vakarienę, mes prisimenam, ką? Maistą. Ar mes maitinam Kristų? Ir kasdieninis Evangelijos skelbimas ir yra tas maistas. Kitaip pasakys, Dievo baimė duoda išsaugoti Kristų savyje, nenumarint. Taip, nenumarint. Ir išmintingas žmogus, kodėl apaštalas Paulius sako Filipiniečiams 2:12, su baime ir drebėjimu atbaigti išgelbėjimą, tai jeigu tu nemaitini Kristaus savo širdį, tu jį nukryžiuoji. Jono Evangelijos 6 skyriui 27 eilutė gerai pasako, plušėkite ne dėl pražūstančio maisto, bet dėl maisto išliekančio amžinam gyvenimui. Labai daug tikinčiųjų kalba, aš kada skaitau, aš maitinu Kristų. Bet tai melas. Kodėl? Už tai, kad maistas vykdyti valią jo kančioj. Kančioj, kryžiaus kančia. Eit skelbti Evangeliją yra kryžiaus kančia. Tai yra baimė. Bet kodėl Dievas sako, nebijokite tų, kurie užmuša kūną, paskui nieko negali padaryti. Aš parodysiu, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris užmušęs gali mesti į pragarą. Tai reiškia, įsivaizduokit, ką daro velnias. Jisai, tai yra, aš kaip vakar kalbėjau su, ar užvakar kalbėjau su vienu teologu, ir žinai, jisai sako, nereikia skelbti Evangelijos kasdien. Sakau, palauk, Biblijoje parašyta priešingai. Psalmė 96, 2-3 eilutė sako, dieną iš dienos skelbkite jo išgelbėjimą. Ar ne taip? Apaštalų 5:42 sako, jie kasdien skelbė Evangeliją. Apaštalas Paulius sako, sekite manimi, kaip aš seku Kristumi. Ir yra daug rašto vietų, kuris skelbė kasdien. Būtent Evangeliją. Išėjęs į gatvės, skelbė kasdien. Atsimenu, kaip jis atėjo į stabų pilną miestą ir apaštalas ten skelbė Evangeliją kasdien. Taip ir parašyta, kasdien. Tai jeigu sakom kasdieninės duonos duok, tai todėl turime ir tai daryti. Ir kada man tas teologas sako, nebūtina skelbti Evangelijos. Jis taip ir sako, kadangi jis nesupranta, 50 metų įtikėjęs. Sakau, klausyk, tu žinai, kodėl tai kalbi? Todėl, kad tu nesupranti.
tu nesupranti vieno dalyko. Nu, jeigu motina pagimdė vaiką, tai pirma pareiga yra ką? Maitint. Maitint. Jeigu nemaitins, kas įvyks? Numirs. Tai Dievas sako, kad yra du keliai. Du keliai. Arba tu maitini ir augi, arba tu nemaitini ir numarini. Atsimenat viešpaties palyginimą apie kviečio grūdą, ne? Išėjo sėjėjas sėti, vieni grūdai nukrito ant kelio, kiti į erškėčius, kiti ant uolų ir jie liko bevaisiai. Kodėl? Ten nebuvo maisto, teisingai. O tie, kurie papuolė į gerą dirvą, davė 30 teriopą, 60 teriopą, 100 teriopą. Reiškia, mes gaunam kviečio grūdą kaip rankpinigius. 2 Korintiečių 5:5. Mes gaunam šventą dvasią kaip rankpinigius. Gaunam kviečio grūdą. Ir jį reikia pamaitinti kasdieninę dvasinę duoną. Kad jis duotų 30 teriopą, 60 teriopą, 100 teriopą. Bet kita pusė. Dabar svelskite Hebrajam, prašau, 6 skyrių ir pasižiūrėkime. Yra tik du keliai. Yra platus kelias į pražūtį, siauras kelias į išgelbėjimą. Ir jeigu eini, aš jam ir sakau, tu eini su užgesusiu žibintu tam teologui. Ir sako, paeiktų. Nu, sakau, jeigu tu dabar mirtum, ar nueitum į dangų? Tiesiai į dangų. Kristus už mane sumokėjo. Sakau, o ką reiškia? Bailiai, netikintis, nešvankeliai, žudikai, stapmeldžiai, jų laukia ugnies ežeras, degantis ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Ir jeigu tu neskelbsi Evangelijos, tu neauksi Kristuje. Tai va, Hebrajam 6 skyrius, tai labai gražiai sako, tai puikiai, ir aš jam daviau, aš sakau, pasiskaityk, pasižiūrėk, taip. Todėl palikę pradinį Kristaus mokymą, verškimės prie tobulumo. Nu, ką reiškia tobulumą? Tu augi Kristuje, ne? Tu tas kaip kviečio grūdas duodi 30 teriopą, 60 teriopą, 100 teriopą, taip? Bet kad tai būtų, ką reikia? Reikia kasdien pamaitinti Kristų. Ir kada mes ateinam į vakarienę, mes prisimenam. Arba geriam palaiminimą, arba pasmerkimą. Ir kai tik tai pradedam marinti Kristų, o tai padarė kas? Sardu bažnyčia. Tave vadina gyvų, tu esi miręs. Tikėjimas be darbų koks? Miręs. Šakelį nedašinti vaisių sudžiūsta. O čia įdomus dalykai, ne? Ir dabar mes už tai, kada tyrinėjom tą dalyką, nebijokite tų, kurie užmuša kūną, paskui negali nieko padaryti. Aš parodysiu, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris užmušęs gali įmesti į pragarą. Ir pasižiūrėkit, apie tas, kur grįžo su viena mina, jis ką pasakė? Aš pabijojau ir todėl užkasiau tą miną. Kada mes stosim prieš viešpatį, jis sakys, kodėl tu užkasiai tą miną? Kodėl tu papuoliai tarp kelio, erškėčių, ant uolos? Užkasiai, nėra, tu neauginai, tu nemaitinai, tu likai bevaisis. Tai va šiandien sako, verškimės prie tobulumo, užėt vėldėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo dievų, mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusių prisikėlimo ir amžinybės teismo. Jei Dievas leis, tai darysime. Ir dabar jau kalba apie tos, kurie numarino. Čia ir sako taip, nukryžiavo Kristų. Pasižiūrėkite. Kurie kartą buvo apšviesti, paragavo dangiškosios dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, paragavo gero Dievo žodžio bei ateinančio amžiaus jėgų ir atpuolė tu nebeįmanoma vėl gražinti naujai atgailai, nes jie kryžiuoja Dievo sūnų ir įstato į viešai panikai. Kryžiuoja. Tai dabar žiūrėkit, aš vis vienam tokiam internete susirašinėjom su vienu pastoriumi. Sakau, tu man pasakyk, nu jis tiki, kad galima prasti išgelbėjimą ir taip toliau, bet sakau, o tu man vis tik pasakyk, už ką Dievas nusiųs savo vaiką į pragarą? Jis atrašė, nusiųs Romiečių 11:22. Žinot, kas ten parašyta? Taigi pamatyk Dievo gerumą ir griežtumą. Nupuolusiems griežtumas, tau gerumas, jei pasiliksi gerume. Sakau, aš tave ne to klausiu. Aš klausiu, mes savo vaikų nenusiųstume į pragarą, ne? Už ką Dievas, kuris savo sūnaus nepaukojo už mus, nusiųs už pragarą?
Kodėl jis mums sako, nebijokite tų, kurie užmuša kūną. Bijokite to, kuris užmušęs gali įmesti į pragarą, ne? Ir jis man neatsakė. Jis nežino. Jis nežino. Aš žinau. Dievo dvasia parodė. Jeigu tu priėmėjai Dievo sūnų, kaip sako apaštalas Paulius, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise, ne? Ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje galėtumėte suvokti, koks aukštis, plotis, gylis, ilgis ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visą pažinimą. Tai reiškia, aš gaunu kaip kviečio grūdą. Ir iš jo turi gautis 30-teriopas, 60-teriopas, 100-teriopas vaisius. Bet kad tai vykstu, aš turiu kasdien skelbti Evangeliją. Prisiminkim dar kartą. Plušėkite ne dėl pražūstančio maisto, bet dėl maisto išliekančiam amžinam gyvenimui. Mano maistas vykdyti jo valią ir atbaigti jo darbą, ne? Tai jeigu tu maitini Kristų, tu auksi. Jeigu tu jo nemaitini, tu paimi paslėpi, užkasi tą dovaną, tą grūdą. Tai ką Dievas sako per Jono 12:24? Jei kviečio grūdas puolęs į dirvą nenumirs, jis pasiliks vienas. Jeigu jis mirs, jis duos daug vaisių. Nu visi žinot, kas yra grūdas. Įdėjai vieną grūdelį, ne? O jis išauga ir duoda ką? Varpą. O ten būna 30-teriopas, 60-teriopas, 100-teriopas. Reiškia, 100 grūdų duoda, 60 grūdų, 30. Ir toliau sako, kas myli savo gyvybę, ją pražudys. Kas nekenčia savo gyvybės, jis saugos amžinam gyvenimui. Tai gerai, dabar suprantate, dėl ko buvo jis įmestas į pragarą, į tamsybės, kur bus verksmas ir dantų grįžimas. Jis liko bevaisis. Jis nesuprato, kad Kristaus mityba svarbiau už viską gyvenime. Svarbiau už viską. Ir teismas nebus gailestingas tiems, kurie neparodė gailestingumo. O jeigu neskelbė Evangelijos, tu gailestingas? Eina žmonės į pragarą. Koks man skirtumas? Svarbu, aš neinu. A ne taip? Tiesiog mes turime suprasti, kad mes neturim to gailestingumo. Mes neįgijom dar meilės. Mes bijom žmonių. Vat su Dareliu kalbėjau. Sakau, Dareli, tu skelbi darbę Evangeliją? Tu ką, juokauji? Sakau, žiūrėk, pas tave dirba viena katalikė. Jinai gėdas chore ir kadangi jinai laisvai kalba apie Kristų, supranti? Nu, ji neskelbia Evangelijos, bet jinai kalba apie Kristų, kad jis geras, kad jis dar. Ir ją vadina sektantė. Kodėl tu neskelbi Evangelijos? Kaip galvot, kokia priežastis? Baimė. Baimė. Ar jis bijo žmonių, ar bijo Dievo? Jis bijo žmonių. Ir aš jam žinot, ką pasakiau. Vat naisiu ir pasakysiu, kad tu priėmei Kristų, turi skelbti Evangeliją. Aš tada iš darbo išeisiu. Taip ir sakė. Aš tada išeisiu iš darbo. Man dar žino, kad aš toks. Žinau. Žino, tai vien paskambina, supranti, tai buvo taip pat. Nu, tos Marija klasė visi žino, kad tai paskambina, supranti, kaip ir kalbasi, bet nematė, kad tas, nu, per telefoną kalėkšnai. Taip ir kaip sekas, kaip mūsų sektantas gyvena. Tas yra taip. Ir vat, už tai žiūrėkit, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą aš išpažinsiu savo tėvo akivaizdoje. Kas užsigins mane žmonių akivaizdoje, kaip ten toliau? To ir aš užsiginsiu. Ar jūs suprantat, kad tai labai rimta ir tai yra, ką aš norėčiau pasakyti, kad tai jau praktika. Mes puikiai visi žinom, kurie įtikėjom pradžiai, kaip buvo sunku, kaip sunku. Darbe sunku skelbti Evangeliją. Nu kaip tave sektantų pavadins, vėl nesusėda, šaukia, supranti, ir baisu. Va, tai Rimas pasakojo, einu, skelbiu Evangeliją, pamatau, bendradarbis eina, tik užsisuku ir vaidinu, kad teisingai. Ir šiandien taip vyksta. Ir šiandien visą. Reiškia, dar tu ką supranti, kad dar meilės neįgyja. Ne, nu tai paskui žiūri atgailauji, eini atgailauji, matai, kad neturi jėgos, tai tu nieko negali padaryti. Žiūri, va, pažįstamas, artimas, ateina visą laiką tenai brolio draugai, kur aukščiau užima pareigas, kokia savivaldybė, vėl kažkur tenai prokurorai, advokatai, vėl kažkas, pamatai. Mes bijom. Jo. Jo. Kaip Jėzus parodė pavyzdį, ne?
Pilotas sako, žiūrėkit, ar tu nežinai, kad tu man neatsakinėjai, ar tu nežinai, kad aš tave galiu paleisti, galiu numarinti. Jėzus sako, jei tau nebūtų iš Dievo duota, iš tėvo mano, tu nieko negalėtum, ar ne? Ir kaip Nabuchodonosoras irgi, toks valdytojas, 120 tautų pavergė, ne? Ar tai ne mano didybė padarė, ir Dievas jį padarė 7 metam beprotami uždarė, ne? Tai, suprantat, yra toks dalykas, mes turim suprasti, kad tai labai rimta, kad tai mums pasakyta. Ir dabar noriu užaštrinti klausimą. Kaip vietoj baimės įgyti meilę? Kokį metodą Dievas davė? Kokį metodą Dievas davė, kad vietoj baimės įgytume meilę? Rolandai, kokį? Kasdieninis kryžiaus nešiojimas. Kasdieninis Evangelijos skelbimas. Kasdieninis Evangelijos skelbimas. Arba kitaip sakant, jis parodė pavyzdį samarietį ir levitą ir kunigą. Ir kada priejo rašto mokytojas sako, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą. Ir Jėzus pasakė jam palyginimą. Buvo sumuštas žmogus, praėjo levitas, praėjo kunigas ir jie nepadėjo jam. Praėjo samarietis, pamatė tą sužeistą žmogų, padėjo ant asilaičio, aptvarstė žaizdas, nuvedė ir kasdien rūpinosi juo. Net išvykdamas paliko pinigų viešbučio savininkui, sako, rūpikis juo, o jei ką išleisi viršaus, aš tau atlygysiu. Reiškia, jis jo pasirūpino kasdien. Ir jeigu sakom, kasdieninės duonos duok mums šiandien, tai turim suprasti, tai kad kalba ne apie fizinę duoną, ne apie rašto skaitimą, čia nėra kančios, skaitimas nėra kančia. Evangelijos skelbimas yra kančia. Ir todėl Dievas sako, jei aš skelbiu Evangeliją, apaštalas Paulius sako, neturiu pagrindo girtis. Tai mano būtina pareiga ir vargas man, aš jei Evangelijos neskelbčiau. Kodėl vargas? Ir čia vargas, nes baimė daro daug dalykų, ne? O mes turime įsivaduoti iš baimės. Ir baimė nuves mane į pragarą, nes bijodamas aš nemaitinsiu Kristaus, aš bijosiu žmonių, numarinsiu Kristų, o už tai nėra atleidimo. Yra dar viena panaši baimė, rūpestis broliu. Aš pasakysiu, vakar nuvažiavom į Ramygalą, pas Eleną absoliučiai baigėsi malkos, aš 4 atvežiau maišikos malkų ir nuvažiavom pirkti malką. Važiavinam į vieną lentpjūvę tenai, paieškoti malką. Ir tai direktorius buvo. Ten pakės pardavinė, klausė, kam tos malkos tau, žinai. Aš sakau, va čigonai tenai gyvena. Ir taip, žinai, nes kam tau tie čigonai, žinai. Jis taip, žinai, bet persiverčiau. Ai, sakau, aš einu su Dievu, supranti, ir noriu padėti žmonėms, žinai. Tai va tiek ir pasakiau. Bet tai nelengva pasakyti, supranti. Silpnesniem indam, kad atinai pažemintiem žmonėm kažkokiem, kad tu įsirūpinės ir kada tave užklausė, nėra lengva, tas pats, kas Evangelijos skelbimas, rūpintis broliu. Ir lygiai taip pat nėra lengva. Taip, nes visur, kur reikia išpažinti Jėzų Kristų, jau yra problemos. Jau yra problemos. Kodėl? Nes velnias, kaip riaumojantis liūtas vaikšto, žiūrėdamas, ką praryti. Bet žiūrėjau, mes puikiai suprantama, ne? Ir kada man tas teologas prieš 2 dienas klausė, kaip, palauk, maitint Kristų, kaip tu čia ištraukėjai ką nors? Sakau, Biblijoje parašyta. Kada mokiniai atnešė žmogui Kristui valgyti, sako, rabi, valgyk. Tas sako, ką Jėzus jam pasakė, aš turiu maisto valgyti, kurio jūs nežinote. Jis paaiškino, mano maistas vykdyti jo valią ir atbaigti jo darbą, ar ne? Tai čia jisai sako, čia labai sunku suprasti, labai sunku suprasti. Jis taip ir sako, tu po 50 metų įtikėjimo tau sunku suprasti, kodėl? Tu apsiskarstęs visokiom doktrinom ir eini su užgesusiu žibintu, to ir nematai. Ir sakau, turim studentą jauną, kurį Dievas išgelbėjo iš daugelio problemų, ir aš jam iš karto daviau žibintą. Aš jam pasakiau, tu priėmei Kristų kaip kviečio grūdą ir turi kasdien maitinti, kad jis tau duotų 30-teriopa, 60-teriopa, 100-teriopa vaisių.
O jeigu tu jo nemaitinsi, tu jį numarinsi ir atsidursi juodžiausiai tamsoj. Štai reiškia, nebijokite to, kuris užmuša kūną, o paskui negali nieko padaryti. Bijokite to, kuris užmušęs gali įmesti į pragarą. Jis jau turi išbintą. Jis jau žino, kad jis yra bailys ir kad jam kasdien skelbiant evangeliją ir maitinant Kristų, reikia augti naujoj prigimtį, bet nedaug Dievę numarinti. Tada jisai, čia suprantama. Bet kaip tai turi giliai įeiti į širdį, kad to patikėtum protu? Jis nesuvirškino. Aš sakau, žinai kodėl? Jauno vyno į senas sodinės nepila. Jis atėjo, aš jam pasakiau ir jis jau žino. Iš pat pradžių. Jis eina jau su žibintu. Dievo baimė išmintis, ne? Ir pikta vengti išminties pažinimas. Jis jau gavo baimę, jis žino, kad šito Kristaus negalima numarinti. O ką reikia daryti tik vieną dalyką? Maitint kasdien. Atliekant abu didžiojo įsakymo darbus. Tai jis taip išvažiavo, bet jam, aš supratau, kad jis nieko nesuprato. Sena audinė. Bet reikia melstis. Dievas gal parodys, nes jį atsiuntė specialiai, kad jis tai pažintų ir nenueitų į pragarą. 50 metų įtikėjęs. Tai čia nieko. Aš mačiau, kada du teologai mušėsi. Kadangi susiginčijo, kas pradėjo bažnyčią. Vienas teigia, kad Kristus paėmęs pirmus mokinius, o jis teigia, kad šventoji dvasia po 3 metų, kurį nužengė ant mokinių. Reiškia, skirtumas tarp bažnyčios pradžios yra 3 metai. Ir ėjo muštis. O Dievas ką sako? Kas nekenčia yra žmogžudys. O žinote, kad joks žmogžudys neturi amžino gyvenimo jame pasiliekančio taip, jie nekentė viens kito tuo metu. Tam matėsi iš jų, tas, kur 52 metrų toks senokas, pasiraito ir išraudo kaip jautis, ir eina mušti, žinai, mes šokom į tarpą atskyrėm. Bet jie nematėsi, jie net nesiprašė vienas kito. Kodėl? Jie nemato, kad tai yra neapykanta, tai yra žmogžudystė. O bailiai netikinti žmogžudžiai bus ugnies ežere. Ir iš to reikia išeiti. Pasižiūrim, kas vietoj baimės įgyjo meilę. Kas šventam rašte turim pavyzdžių, kur vietoj baimės įgyjo meilę. Bet pradžiai mes prisiminkime, kad kaip atėjo baimė per Adomą ir Ievą. Kada jie nusidėjo, velnio nuodai įėjo į jis. Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Dievas yra meilė. Meilėje nėra baimės ir jie neturėjo jokios baimės. Ir kada paėmė ir suvalgė uždraustą vaisių, Dievas sako, Adomai, kur tu? Sako, aš esu įsigandęs, nes esu nuogas. Dievas klausė, kas tau sakė, kad tu nuogas? Ar nevalgėjai nuo uždrausto vaisiaus? Ne? Tai ta baimė ir ėjo. Kaip ir vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės. Ir dabar Dievas atėjo gelbėti, kas pražuvę. Ir sako, kad mum vietoj baimės reikia įgyti meilę. 1 Jono 4,18. Meilėje nėra baimės. Tobula meilė išveja baimę. Pirmas, kas parodė meilę, ką galėčiau pamatyti, yra Abraomas. Jis 2 kartus iš baimės ir netikėjimo pardavė savo Sarą, ne? Vieną kartą atidavė faraonui, Egipto karaliui, antrą kartą atidavė kam? Geraros karaliui. Ir jis bijojo ir tai darė iš baimės, ne? Bet 22 skyriaus pradžioje skaitome, kada jis jau paaugo ir įgijo meilę. Paaugo toj naujoj prigimti, sakykime, taip, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise, ne? Ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje galėtumėt suvokti, koks aukštis, plotis, gilis, ilgis ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visą pažinimą. Dievas sako, eik, paaukok savo sūnų Izaoką ant Morija kalno. Čia jau didelis išbandymas. Mes nepakeltume rankos prieš savo vaiką. Kodėl? Bijom. Nesuprantame. Mums atrodo, tai kvailybė, ne? A jis tu ką darysi? Dievas įsako. Ir kaip suprasti jo tą dalyką? Jisai sako, kad Dievas gali numarinti, kad Dievas gali prikelti. Jis jau pažino Kristaus meilę, žino, kad meilė nedaro artimai pyktą. Ir aišku, Dievas, jeigu daro, jis tai daro tik į gerą, ne?
Jis eina aukot sūnų. Izaukas sako, tėve, malkos yra, aukuras yra, kur ožiukas? Aukai. Nepasakė, kad tu užjūks. Nepasakė, kad ožiukas. Ir jis surišo, padėjo ant malkų, pasištraukė peilį kadurti. Ir Dievas stabdyk, sako, aš ištyriau tave, tu jau turėjai meilę. Ne? Ir nežudyk sūnaus, sūnų paleido. Ir žiūri, šalia į krūmus, ragais įklimpęs yra ožys. Jis ją paėmė, jį paukojo. Taip. Įsigijo meilę. Apaštalas Petras įgijo meilę ar ne? Drąsiai, kaip paskambėjo, padėjo paskui visiems. Pažiūrėkime apaštalų darbų 4 skyrių. Kaip jis drąsiai kalbėjo prieš Sinedrioną. Nors ką tik, visai nesenai, kelis metus, sakykime, atgal, jisai, kada atėjo į aukščiausio kunigo namus ir ten surišę Jėzų laikė, o jis ką sakė prieš tai? Ir ugnį vandenį. Į ugnį ir į vandenį, aš niekada, net ir jeigu visi įsižadės, aš niekada neįsižadėsiu. Ką Jėzus pasakė? Dar šiandien, gaidžiai, nepragytus, tu 3 kartus manęs įsižadėsi, ne? Ir taip įvyko. Ko nežinojo Petras, ko žinojo Jėzus? Kaip galvojat? Jėzus žinojo, kad Petras neapsivaręs dėl meilės. Jis baimės, da baimė ir... Jis dar, jo baimė žmonėms yra didesnė negu Dievui, taip? Ir jis įsižadėjo Kristaus. Įsižadėjo Kristaus ir po to, aišku, graudžiai pravirko, bet praėjo laikas ir mes apaštalų darbų 4 skyriui skaitom, kada apaštalas Petras užaugo Kristuje Jėzuje, naujoj prigimtyje, pradėjo duoti vaisių ir pažiūrėkim kokį, nuo pirmos eilutės, jeigu paskaitysim. Jiems dar kalbant miniai, prie jų priejo kunigų, šventyklos apsaugos viršininkas Sadukėjų, kurie buvo labai pasipiktinę, kad apaštalai mokė žmonės ir skelbė mirusių prisikalimą Jėzuje. Jie suėmė juos įkalino iki kitos dienos, nes buvo vakaras. Bet daugelis girdėjusių žodį įtikėjo, tikinčiųjų skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Rytojos dieną Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, vyresnieji rašto žinovai. Taip pat vyriausias kunigas Anas, Kajafas, Jonas, Aleksandras ir kiti vyriausio kunigo giminės. Pasistatė apaštalus vidury, jie paklausė, kokia jėga ir kieno vardu jūs tai padarėte. Nu, jie pakėlė lošę, ne, ėjo su Jonu ir sako, aukso sidabro neturiu, bet ką turiu, tą duodu, kelkis ir vaikščiok. Ir lošys, kuris buvo nuo gimimo lošas, atsistojo ir pradėjo vaikščioti. Jie užaugo Kristuje Jėzuje. Davė jau 30 teriopą, 60 teriopą, 100 teriopą, bet jie nesitraukė nuo Jėzus, jie skelbė Evangeliją, taip. Pasistatė apaštalos viduryje, paklausė, kokia jėga, kieno vardu jūs tai padarėte. Tada Petras kupinas šventosios dvasios jiems tarė, tautos vadovai ir Izraelio vyresnieji, jei dėl gero darbo ligotam žmogui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnė jums žinoma, kad visai Izraelio tautai žinoma, Jėzaus Kristaus iš Nazareto, kurį jūs nukryžiavote, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, jo dėka šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Žiūrėkit, tada, kada Petras įsigynė Jėzaus, tai buvo naktis. Jis buvo prie laužo. Ten jau per daug nieks nematė, tik tarnaitė pažino, vienas, kitas, trečias žmogus, ir jis įsigando, kad jo nepriskaitytų prie Jėzaus ir sako, aš nepažįstu to žmogaus. Ne? Jis įsigynė. O dabar jis stovi prieš Sinedrioną. Visa valdžia. Įsivaizduokit, jeigu mums pastatytų prieš Seimą dabar ir pradėtų ant mumį tenai, ką jūs darot, kaip jūs darot, apie kokį Jėzų, taip? Aš nemanyčiau, kad būtų gera. Aš atsimenu, vieną kartą buvau tokiam susirinkime, ten buvo 200 žmonių susirinkę, taip? Irgi partiniai kažkokie, tai sėdžiu, žinai, ir žmonės šitą... Taip, ten jie pradėjo kažką tai skaičiuoti balsus ar ką ir sėdi, visi, nieks nieko neveikia. Sako, gal kas turi ką nors pakalbėti, žinai? Gal kas nori ką nors pakalbėti, žinai? O tai galvoju, kaip gerai čia būtų papasakoti Evangeliją, bet aš bijau. Bijau. Ir neišėjau. Bijojau. Nors šiandien eičiau drąsiai, suprantate, aš jau įgėjau tą meilę, ačiū Dievui, nebebėjau žmonių, aš labiau bijau Dievo, taip? Bet tada negalėjau ir sėdėjau kaip pelė po šluotą, žinai? Nes, nu ką,
Jeigu anekdotą kokį papasakotą, gal nueičiau, žinai, bet vis tiek tas stot prieš auditoriją yra sunkus dalykas, supranti. Gerai, tai va, tai tebūnė jums visiems, visai Izraelio tautai žinoma, vardu Jėzaus Kristaus iš Nazareto, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusiųjų. Jo dėka šis vyras jūsų akivaizdoje istorijoje sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytoje atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio turime būti išgelbėti. Matydami Petro ir Jono drąsą ir patyrę, kad tai nemokyti paprasti žmonės, jie labai stebėjosi. Bet atpažino juos buvusius kartu su Jėzumi, bet matydami stovinti su jais pagydyti, jie neturėjo ką pasakyti prieš. Tada liepė jiem išeiti iš Sinedriono ir ėmė tartis. Ką daryti su šitais žmonėmis? Juk visiems Jeruzalės gyventojams žinomas jų padarytas akivaizdus stebuklas ir mes to negalime nuneigti. Bet kad tas dalykas neišplystų žmonėse, griežtai uždrausime, kad jie ne vienam žmogui daugiau nekalbėtų tuo vardu. Jeigu mums uždraustų kalbėti, ką mes turėtume daryti? Aš atsakyčiau, žinot, aš nebijau žmonių, turėčiau nebijoti žmonių, kurie užmuša kūną. Aš bijau Dievo, kuris gali mane įmesti į pragarą. Ir aš turiu Kristų. Ir kasdieninis Evangelijos skelbimas yra Kristaus maistas. Ir jeigu aš jį numarinsiu, jokia jūsų jėga mane iš pragaro neištrauks. Aš nenoriu būti kaip tas, kuris grįž su viena mina. Aš labiau bijau Dievo, ne žmonių, taip. Bet kas dalykas neišplystų žmonėse, griežtai uždrausime, kad jie ne vienam žmogui daugiau nebekalbėtų to vardu. Ir vėl jos pasišaukė, įsakė jiems išvis neskelbti ir nemokyti Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jam atsakė, spręskite patys. Ar teisinga Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo? Jie ne tik, kad nebijo, jie realiai diskutuoja, atsikerta Dievo žodžiu. Tai yra žmonės, kurie įgijo baimę. Tai buvo išmintingi. Ir jiem atstovauti Dievą žodžiu jau buvo tiesiog ne tik pareiga, bet ir būtinybė ir gyvenimo būdas. Ir sako, klausykite, ar teisinga Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo? Reiškia, toks yra virsmas, kada tu skelbi Evangeliją, tu maitini Kristų. Ir tu duodi 30 teriopą, 60 teriopą, jau eini, tau pasakyti prieš žmonės labai paprasta. Labai paprasta, nes tu jau tuo pradedi gyventi. Ir žiūrėkit, dar kartą noriu pamatyti. 13 eilutė. Matydami Petro ir Jono drąsą ir patyrė, kad tai nemokyti ir paprasti žmonės, jie labai stebėjosi. Jie žinojo, jeigu ateina vargšas žmogus, jie dreba. Tie žmogeliai dreba prieš Sinedrioną, prieš valdžią, ne? Kaip buvo, kaip Jėzus pagydė aklą, tai tie fariziejai, kunigai pasikvietė jų tėvus ir sako, duok garbę Dievui, ar tai jūsų sūnus, kuris sakot, kad jis gimė aklas? Taip, jis gimė aklas, bet kas jį pagydė mes nežinome. Jis suaugęs, klauskite jo patys. Jie ką, jie bijojo, klauskite patys. Jis suaugęs, jis atsako jau. Tik nelieskit mūsų, supranti. O čia patyrė, kad tai paprasti nemokyti žmonės. Ir patyrė jų drąsą, jie ką? Jie stebėjosi. Gerai, biškį apibendrikim dabar. Atsiverskim Jono Evangelijos. Jono Evangelijos 4 skyrių. Ir pasižiūrėkime, kodėl svarbu skelbti Evangeliją. Kodėl svarbu nebūti, kada mes stosim prieš Dievą su viena mina. Ane? Ką tai reiškia? Vietoj baimės turime įgyti meilę. Be meilės dangui mes nereikalingi. Ir štai 31 eilutėje, puslapis 1080. Tuo tarpu mokiniai ragino jį, sakydami, rabi, valgyk. O jis jiems tarė, aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo viens kitą klausinėti, nejaugi kas atnešė jam valgyti, bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė
ir baigti jo darbą. Ką jis pasakė? Tie atnešė jam maistą. Sako, rabi, valgyk. Jis neima, sako, mano maistas vykdyti jo valią. Tai reiškia gailestingo samariečio tarnystė. Ar gerai dabar mane supratot? Kasdieninis Evangelijos skelbimas yra maistas. Yra maistas. Argi jūs nesakote, dar 4 mėnesiai ateis pjūtis, štai sakau jums, pakelkite akis, pasižiūrėkite į laukus, jie jau baluoja ir prinokia pjūčiai. Jau pjovėjas uždarbį gauna ir renka vaisių amžinam gyvenimui. Aš visada ir patys išbandykite. Jūs žinot, vynmedis ir šakelės. Šakelė nešanti vaisių apvaloma, nenešanti iškertama, sudžiūsta ir įmetama į ugnį. Irgi vėl tie palyginimai viską mums sako, ne? Kada man bloga nuotaika, prislėgimas, tai norėtųsi kažkokio tai antidepresanto. Arba kavos biškį išgerta, ne, kad organizmą liktai atrodytų, supurtytų, biškį atsigautum. Arba brendžiuko biškutį įkaltų. Nu, krikščionis negali, tai nors kavos galėtum išgerti, ne? Bet aš žinau, kad vieną dalyką. Jau pjovėjas uždarbį gauna ir renka vaisių amžinam gyvenimui. Kuo gyva šakelė? Vynmedžio syvais, ne? Vynmedžio syvais. Ir tie syvai turi per mane tekėti. Ir supraskit, Dievas priėmė mano kūną, kad skelbtume Evangeliją. Ir kada aš skelbiu, išeina žodis. Ir buvo žodis, ir tas žodis buvo pas Dievą, visa per jį atsirado. Ir kada aš įsakau žodį, ar norite sužinoti, kodėl Kristus numirė už mūsų nuodėmes? Kas pradeda tekėti? Per mane teka vanduo. Teka vanduo. Yra va tie 3 liudininkai, dvasia, vanduo ir kraujas, ne? Dvasia, tai dvasia veda, paskatina ir mokina, kad tai darytume. Vanduo, tai tas gyvybės vanduo. Ir jeigu aš skelbiu Evangeliją, aš įsakau, per mane tek. Ir aš kokį pamatau stebuklą. Paklausiu kokią 10 žmonių, 15, taip? Ir man antidepresantų jau nereikia. Per mane prasisuka, pradeda suktis vanduo. Ir žiūrėkit, kodėl sako, tie, kurie neskelbė Evangelijos, tai Senam testamente, Jeremijos knygos, 2 skyriui 12 eilutė sako, jie paliko mane gyvojo vandens šaltinį ir įsikasė šulinių, kurie nelaiko vandens. Reiškia, tu nevaisinga šakelė, tu pradedi rūkt, stovintis vanduo rūksta. Jis turi tekėti pastoviai, ne? Ir Dievas sako, kas tiki, kaip raštas moko, iš jo tekės gyvojo vandens upės, ne? Tai mes turime tą daryti, išlaisvyti tą jėgą, o tą jėgą, kuri veikia mumise, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes suprantame ir prašome, ne? Bet jin turi tekėti. Apaštalas Paulius sako, mano silpnybėje turi pasireikšti Dievo stiprybė. Tai aš tą šakelį turiu kasdien leist suktis tam vandeniui. Ir tai maistas. Maistas naujai prigimčiai. Ir jis auga, jis kaip kviečio grūdas, duoda 30 teriopą, 60 teriopą, 100 teriopą. Bet kokia šiandien pasaulyje problema? Aš sutikau vienos bažnyčios diakoną, žinai, sako, aš vieną kartą tiem mūsų vyresniesiem, vyresniem ir broliam, sako, baikit kalbėti apie Leoną neigiamai. Čia žiūrė, jie, žinai, sueina, sektantas, jis nori užsidirbti amžiną gyvenimą darbais. Juk parašyta, visi, kurie remiasi įstatymo darbais, yra prakeikimo galiai. Mes iš malonės išgelbėti. Ir jis piktelio ir sako, klausykit, jis nors aš jį sutinku, jis visą laiką skelbia Evangeliją. O ką jūs darot? Kodėl jie taip daro? Nesupranta. Sako, mano tauta žūsta dėl pažinimo stoka. O jeigu paprastai eina į vestuves su užgesusiu žibintu, jie nemato, kad jie marina Kristų. Jie nemato, kad jų laukia ugnies ežeras. Taigi Dievo baimė išmintis. Nuo ko mes pradėjom? Nebijokite tų, kurie užmuša kūną, paskui nieko negali padaryti. Aš parodysiu, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris užmušęs gali įmesti į pragarą. Ir tas palyginimas, kada sako, tas, kur grįžo su viena mina, sako, aš įsigandau, todėl paslėpiau tą miną, užkasiau.
Sako Dievas, atimkite iš jo tą miną ir duokite tam, kuris turi 10 minų, o šį netikusi vergą išmeskite į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Užbaigt noriu. Morkaus 8. Morkaus 8, puslapis 10, 17. Nuo 304 eilutės. Kada mes tai suprasim, mes įgysim Dievo baimę. Supratimą apie Dievo baimę. Taip? Nes Dievas nemeluoja. 304 eilutė. Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo. Jei kas nori eiti paskui mane, te atsižada pats savęs, teima savo kryžių ir tęseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, ją išgelbės. Kokiegi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba ko žmogus galėtų įsipirkti savo sielą? Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių, šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdisi ir žmogaus sūnus, kai jis ateis savo tėvo šlovėje. Todėl Dievas sako, plušėkite ne dėl pražūstančio maisto, bet dėl maisto išliekančio amžinam gyvenimui. Tikintieji daro klaidą. Žiūrėkit, kada mes ateinam pietaut, mes skiriam pietums laiko, o ne? Laiko. Tai reikia ir lėkštę pasimti, ir sriubos pasišildyti, ir dar kažką pasakyti, kiaušinienę iškepti, ir atsisėsti ir pavalgyti laiko. Bet daugelis tikinčiųjų daro klaidą, kad jie neskiria laiko dvasiniam maistui. O Dievas, žiūrėkit, sako, plušėkite. Plušėkite. Tai ne tai, kad kažką tai pakalbėjau trumpai ir nuėjau. Jie skelbė Evangeliją, tikrai reikia skelbti, žinai, gal norite sužinoti vienam, antrą, 3 padavė tvarkoj. Ne, laikas. Ir aš mačiau tikinčiųjų, kurie neskiria tam laiko ir aš sakau, jūs turite apsispręsti. Jeigu aš turiu plušėti, reiškia, aš turiu tam skirti laiko. Ne mažiau negu aš pietauju. Ne mažiau negu patauju. Aš asmeniškai savo paskyręs pusę valandos, tai yra pareiga. Mano pareiga. Taip pat kaip pamelžti karvę yra būtina pareiga, ne? Nes kitaip neužtruks. Aš pareigau pusę valandos ir kada pusę valandos atstovėjau, toliau aš jau galiu laisvai. Aš kur einu, žiūriu, galimybė yra, va su tuo teologu aš išlydėjau, mes užėjom į, reiškia, bilietų kasą, jis pirko, bet jo nepriėmė, eurų nepriėmė, dar sako, tik nuo pirmo priimsim, o jis iš Estijos atvažiavo, o ten jau eurai. Tai kol jisai kalbėjo, aš tai kasininkai ir skelbiau Evangeliją, daviau traktatą, knygutę įsitraukiau, pasakiau, kaip jis gelbėjosi ir galvoju, jis dabar įsikeis, grįš, aš užbaigsiu ją paliudymą, žinai. Nuėjom keisti eurų, ten skaičiuoja, jis kalbasi, aš tai per langelį ją įskelbiu. Bet tai sakau, jau čia mano nepareiga, čia jau mano privilegija. Aš galiu daugiau, mažiau, sako, skelbkite laikų, nelaikų, ne? Ir paskui, kai grįžom prie tą, sakau, ar ką nors suprato, žinai, žinai, kažkas tai įdomau, žinai, aš jai dar ką daviau liudijimą, reikia tiesiog priimti Dievo dovaną, įvykdyti gimimą iš dvasios, priimti sėklą, o po to ją maitinti ir nueiti tiesiai į dangų. Gerai, reiks pagalvoti. Tai va, tokie dalykai. Baikim. Čia sako, jei kas gėdisi manęs, mano žodžių šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdisi žmogus sūnus, kai jis ateis savo tėvo šlovėje su visais šventaisiais angelais. Dievas pasakė palyginimą, 2 žmonės atėjo į šventyklą, jūs žinote. Vienas sakė, aš dėkoju tau Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės, sukčiai svetimauti. Muitininkas tik mušėsi į krūtinę. Turim suprasti, kad po įtikėjimu esam visi bailiai. Ir Dievas užrašė gydymo kursą. Kasdieninis Evangelijos skelbimas yra Kristaus maistas, kuris augdamas naikina baimę ir augina Kristų. Todėl 1 Jono 4 skyriuje 18 eilutė, meilėje nėra baimės. Meilė išvėja baimę. Kas dar bijo, tas dar nėra kas tobulas. Todėl eikime į tobulumą. Nedėdami pagrindo už atsivertimo
apie rankų uždėjimus, apie krikštus, nes jei gavę aišku tiesos pažinimą, kryžiuojam Dievo sūnų, tada nieko nebelieka. Yra tik du keliai. Paprašykime išminties. Dėkojam Viešpatie, kad tu esi, kad tu gyvas, visagalis Dievas. Dėkojam, kad tu davėjai mums išmintį, priėmus tavo šventą dvasią kaip rankminius, kaip tą kviečio grūdą, kasdien pamaitinti dvasiniu maistu, tarnaujant pagal gailestingo samariečio tarnystę, kad augtume ir duotume 30-eriopą, 60-eriopą, 100-eriopą.